Gražios ir lengvos jums dienos. Ir nežiūrint tai, kad socialiniuose tinkluose tiek daug tokių gražių šypsenų, kai galim pagalvoti, kad gyvenimas toksai vau, aukštumoj, visi tokie laimingi. Bet iš tikrųjų labai retas, kas patiria tą tokią pilnatvę gyvenimo. Kad būtų ir santykiai gražus, tokie tikrai šilti, mus auginantis, mus globojantis. Ir kad finansinės sritis būtų viskas okei. Va toks, ar ne? Aš tikrai labai mažai tokių žmonių pažįstu. Ir žinot, vieną tokią svarbią mintį aš jums noriu šiandien pasidalinti, kad ką aš matau, kai pas mus yra priimta. Ir aš pati taip seniau dariau, kad pas mus yra tema santykiai. Jeigu pas tave santykiuose kažkas ne okei, tu eini pas ekspertą, kuris yra santykių temai. Jeigu pas tavęs netenkina pinigai, tu eini ieškai žmogaus, kuris supranta pinigų temą. Bet aš suprantu, kad tai yra šiek tiek neišmintinga, todėl kad yra vienas toksai svarbus dalykas, raktas gilinimo, jeigu taip galim pasakyti, tai yra meilė. Nes tiek santykiuose mums trūksta meilės ir tiek, kai su pinigais kažkas ne okei, irgi fundamentalus mūsų dalykas, mums trūksta meilės. Meilės kaip tokios fundamentalios mūsų egzistencinės būsenos ir energijos. Todėl, kad kai tu gyveni meiliai, ir dabar išgirskit mane, ne toj meiliai, kur tau vyras arba partneris duoda, arba kiti žmonės ar klientai, bet ta meilė, kuri yra kūrėjo šaltinis, kuris gali per mus eiti tokiais kiekiais, kai daugelis net neįsivaizduoja. Ir kai tu tam atsiveri, tu esi laiminga, laisva, lengva, džiugi. Yra prie tavęs vyras, nėra. Yra pas tave klientų, nėra. Yra pinigų, nėra. Supranti, iš tavęs tiesiog priot, tiesiog, net nežinau lietuvišką žodžią. Tu visą tą energiją sukelia tavį tą būseną. Kol mes to nesuprantam, mums atrodo, kad mums gražus dalykai tą laimę duoda. Bet iš tikrųjų būsena yra pirminė. Ir tas, kas nesupras ir nemokės tos būsenos valdyti, tas nevaldys ir savo realybės. Ten, kur pinigai, ten, kur verslas, jo ir mes nesuprasim ir visą laiką apie tai galvosim. Ir tik tada, kai tu pradedi pati tą meilę, būti save pripažinti, leist, jo, kai jinai per tave eina, teka. Kaip elektros srovė. Nes taip ir yra, aš nieko neišgalvoju. Tai yra gyvybinė energija. Bet kai pas mus jinai uždaryta, mes gyvenam nuo viso to šaltinio atsijungę. Taip dabar daug kas kalba, flow būsena. Tai yra meilės būsena, va tos dieviškos meilės būsenos. Ir čia nereikia būti nei tikinčių, nei dar kažkokiu, čia reikia žmogum būti, kuris prisimena savo tikrąją prigimtį. Kad mes visi esam kūrėjo pratęsimas. Ir kad mes per save tą meilę, kaip laidininkai, praleidžiam į šitą pasaulį. Meilė yra vidinis resursas. Ir jeigu jūs suprasit ir tą pajausit, ar ne, kai tu meilėjasi, kai tu džiugi, kai tu drąsi, kai tau lengva, tai kad tada nėra baimės. Vat iš to ir gimsta projektai, klientai, tu nori bendrauti. Vat apie ką. Tada tu linksma, tada tau su partneriu viskas okei, tavęs kažkokie žvilgsniai, kažkoks balsas pakeltas, ar ten dar kažkas tonas, norisi viską nusikvatuoti. Tavęs visiškai tas nekabina. Ir tam tai yra skamba gerai, ar ne? Bet taip ir yra. Ir dabar, kaip tą meilę paimti savęs? Tam reikia atverti savo sakralinį širdies centrą. Kodėl aš sakau sakralinį? Nes jeigu aš pasakysiu atverti širdį, tai iš karto bus, tu kaip tą širdį atverti, ar ne? Yra sakralinė mūsų širdis ir jinai yra 5000 kartų stipresnė už loginį protą. Ir kai mes gyvenam tą savo logiką, atsijungę, ar ne? Mums atrodo, kad mes esam prisijungę ir visa kita, bet tikrinkitės kuo. Ar pas jūs yra lengvumo jausmas, ar pas jūs yra tas kaifo jausmas, ar galit gyventi neskubėdama, ar jaučia tą džiaugsmą be priežasties,
laimė ne tada, kai tu sugalvoji, nu, aš laiminga, nu, jis mane myli, nu, pas mane viskas gerai, bet kai tu iš tikrųjų tą būseną jauti, kai tu gali, nu, vat, nuo bet ko, nuo bet kaip, nesvarbu, kiek tavo amžiaus, yra pinigų, nėra, yra vyras, nėra, o tu tiesiog laiminga. Tai va, tokie dalykai vyksta. Ir retryte meilės magija mes tą darysim, atverti sakralinį širdies centrą. Po šio video yra nuoroda į aprašymą, žiūrėkit, kam rezonuoja. Ten bus viskas parašyta, ką reikia padaryti. Reikia užsisakyti skambutį ir mes susiskambinsim, aš pasakysiu visas detalės. Ten transportas, apgyvenimas, kokios sąlygos ten yra, gal ar ne. Vienvietis, o gal dvivietis netgi kambarys gali būti, jeigu norit, jeigu nenorit viena būti, pavyzdžiui, taip norisi galbūt su kažkuo tai kitu kambarį. Gal jūs nelabai pripratus būti viena. Nu, ta prasme, yra ten įvairių niuansų, todėl mes apie tai galim pakalbėti jau, jeigu jūs iš tikrųjų domina. Tai domina jūs retrytas ar ne, bet aš tikiuosi temą, aš jums parodžiau kitų kampų ir aš labai norėčiau, kad jūs išgirstumėt ir pradėtumėt žiūrėti šitą gyvenimą paprasčiau ir